Ingridos ir Ovidijaus kelias iki finalo buvo sudėtingas. Jau nuo pat pirmų laidų šiai porai nepavyko pavergti žiūrovų, niekada nepavyko gauti iš komisijos aukščiausių balų ar švęsti triumfą. Pora nuolat balansavo ties iškritimo riba. Kartą ta riba buvo peržengta. Pora iškrito. Ir kai jau atrodė, kad kelio atgal nėra, Ingrida ir Ovidijus buvo grąžinti į projektą. Man buvo dovana grįžimas, dar kartą pašokti. Ir žinoma, norisi žmonių palaikymo, nes stengiasi ir kai stengiasi, rodai širdį, norisi, kad širdis širdį pasiektų. Šiai porai galima pavydėti savybės, pamiršti nuoskaudas ir nepaisant nieko eiti toliau. Mane užgrūdino projektas. Aš tikrai jaučiu, kad aš kaip žmogus sutvirtėjau. Įgijau didesnio pasitikėjimo savo jėgomis, fizinėmis jėgomis. Taip pat išmokino po nesėkmės greitai atsistot, atsikelt ir pamiršti, kas buvo. Mes esame viena geriausiai šokančių porų, ar ne? Ir aš pats tai matau, kad Ingridos sportinių šokių pagrindai yra tikrai vieni stipriausių čia projekte iš visų neprofesionalų. Ir kadangi čia šokių projektas, jinai šoka labai gerai. Šiandien pagrindinis Ingridos ir Ovidijaus tikslas – sušokti taip, kad niekas nesuabejotų. Ši pora verta finalo.